2024 metai buvo ypatingi mūsų davinių kolekcijai. Mes gavome patį rytietiškiausią davinį iš Japonijos, o braziliškas davinys tapo labiausiai į vakarus nutolusiu ir pirmuoju Pietų Amerikos daviniu. Tačiau didžiausią staigmeną mums pateikė Lietuvos kariuomenė, pristatydama naują lietuviško raciono paketą, kurį mes praminėme Rudžiu. Jūs prašėte jį apžvelgti, siūlėte atsiųsti, aktyviai žiūrėjote, o komentaruose kilo tikra audra. Ta dien mažai kas buvo įmatęs ir dar mažiau kas ragavo šią dešimtmečio sensaciją. Racionai jau pusmetį aktyviai dalinami kariuomenėje, jų galima rasti internete ir paskanauti spėjo ne tik šauktiniai, bet ir jų tėveliai. Puikus metas apžvelgti, kuris iš šių davinių yra mėšlas. O mėšlų komentatoriai vadino abu davinius. Rudį peikė už prarastą autentitetą, lietuviško raciono paketas ne tik gaminamas ir komplektuojamas nebe Lietuvoje, bet ir tekstas ant jo netvarkinga lietuvių kalba, akivaizdžiai išverstas automatinių vertėjų pagalba. Nėra ko pasišildyti maisto, nei šildymo maišelio, nei degtukų, nei sauso kuro. Tuo tarpu žaliojo nebijojo vadinti prasčiausią Europoje ar net visame pasaulyje, teigdami, kad jo maistas yra nevalgomas. Žaliojo mėgėjai buvo kaltinami seniai jo neragavę ir pamiršę, koks šlykštus yra jo maistas. Ir dėja, su šiuo komentaru, bent jau iš dalies, esu priverstas sutikti. Prieš daugiau nei 15 metų, kai pirmą kartą susipažinome su lietuvišku žaliuoju daviniu, jis buvo tikrai skanus. Taip, sultinys, medus, džemas, kartais sausainukai keliaudavo laukan, tačiau riešutai ir šokoladukas padėjo nukauti ne vieną alkio kirminą. O net ir dirbant ofise, kavinės ar parduotuvės maistą mielai iškeisdavom į pagrindinį žaliojo sauseko patiekalą. Ir visi meniu, išskyrus brangiąją vištieną, buvo tikrai skanus. O jei dar prisimintumėm legendinį meniu su šoninė. Ir skanu buvo ne man vienam. Aplinkiniai mielai mėgavosi daviniais tiek darbo metu, kelionėse, žvejyboje. Kaip jau turbūt žinote, bent jau iš mūsų epizodų, prieš keletą metų žaliasis davinys buvo lengvai atšviežintas. Sudėtis pasikeitė nežymiai, atsirado kramtoma guma, rūto šokoladukas pakeitė rūbą, džemas ir medus nebe gerovės ir dėja, bet pasikeitė pagrindinio patiekalo skonis. Nebesinori išgramdyti ir išlaižyti pakelio, visų patiekalų skonis suvienodėjo, tapo labiau popierinis, sprangesnis ir sunku ginčyti su jaunaisiais komentatoriais, kurie žaliojo patiekalą vadina šunų maistu. Skanu? Ir priešingai nei juodžio ar rudžio, žaliojo patiekalo šalto valgyti neįmanoma. Nors sūris su makaronais irgi neatrodo skanu šaltas. Fui, šlykštu. Jak. Nežinau, kaip tą mac and cheese valgyti šalto. Fu, jak. Užtat juodis tai labai skanus. Kaip komentatoriai ir prašė, ekspertas turi savo įrankius. Nekartą minėjome, kad karbidinis maisto pašildymo maišelis yra vienas smagiausių davinio elementų. Greitai ir lengvai gauti šilto maisto yra ta davinių magija, dėl kurios mes juos ir pamilome. Tačiau šiuo maišeliu reikia mokėti naudotis. Mes turėjome labai gerą instruktorių, kuris puikiai paaiškino, kaip ir kiek pripilti vandens, kada ir kodėl pakreipti paketą ir kad prieš šildant būtina sumaigyti pagrindinio patiekalo maišelio turinį. Bet įpilk per daug arba per mažai vandens, netinkamai pakreip paketą, neapsems karbido elemento, nešils, bus per daug vandens, nešils. Nepamirškime, kad šildymo maišelis gali būti panaudotas ne tik maisto šildymui. Čia nevalgoma, šito valgyti negalima. Taip, paveiksluota instrukcija ant pakelio, tačiau nepamirškime, kad dalis šauktinių nemoka užsirišti bato, išsiplauti indų ar pasikloti lovos. Kai aš jau medicininė, mano kolega kaimynas primiktinai prašė duoti nusirašyti IQ testą. Be gero instruktoriaus užsikurti pašiltuką gali būti didelis iššūkis prilygstantis raketų mokslui. Klodai,
Nesutinki su tuo, ką aš sakau? Ir nors naujų davinių pagrindinius patiekalus galima valgyti šaltus, šiltas maistas visada stipriau pakelia moralę. Ir tai, kad davinyje nėra jokios priemonės pasišildyti maistą ar susikurti ugnį, stipriai sumažina davinio vertę ir funkcionalumą. Vakarų Europoje yra taikoma praktika šildymo maišelių nekomplektuoti į patį davinį, o išduoti atskirai pagal poreikį. Mums gerai pažįstamas davinių komponentų gamintojas Orifo turi ir šildymo maišelius. Girdėjome nuomonę, kad Lietuvos kariuomenė tiesiog pamiršo nurodyti, kad į davinį būtų komplektuotas ir šildymo maišelis. Tačiau sprendžiant iš to, kad lietuviškam internete jau atsirado skelbimų su Orifo šildymo maišeliais, manome, kad kažkoks tai maišelių kiekis vis tik buvo užsakytas, bet vargu ar bus išdalintas. Ir nors šiltas maistas yra visada geriau už šaltą, tačiau kalorijos turi prasmę tik tada, kai patenka į organizmą. Todėl nors ir šiltas, nevalgomas maistas visada nusileis valgomam. Rudžio atsiradimą sveikinęs jaunimas pasakojo, kad pratybų metu mieliau rinkdavosi badauti kelias paras, bet žaliojo davinio neplėšdavo. Tuo tarpu rudį valgo visi ir džiaugiasi. Vyresni tarnaujantis kolegos sako, kad vis dar gauna žalius davinius. Tuo tarpu naujuosius matė tik pašauktinius, rezervistus ir šaulius. Kiečiausi gauna geriausius. Tad galbūt naujų davinių atsiradimas yra labai išmintingas žingsnis. Kitas momentas. JAV davinių, žaliųjų davinių dėžėje atkeliauja skirtingų meniu miksas. Pavyzdžiui, vieną davinį ištraukėme troškintą jautieną su kruopomis, tuo tarpu antras davinys – troškinta kiauliena su grikių koše. Taip gali pasikeisti, jeigu kažko tai nemėgsti ir, kas svarbiausia, paįvairinti savo kasdienę dietą. Ryte valgai jautieną, pietums valgai kiaulieną, o vakarienį vištieną. O gal visai praleidi vištieną ir valgai tik tai jautieną arba kiaulieną. Tačiau su naujais daviniais šios tvarkos nebėra. Vienoje dėžėje atkeliauja vienas ir tas pats meniu. Todėl pietums, pusryčiams ir vakarieniai visi kartu su draugais valgome tuos pačius makaronus su sūriu. Ir taip ne vieną, ne dvi ir ne 3 paras. Kolega perdavė šį davinį, sakė, kad prisivertė makaronų su sūriu valgyti tik 3 paras. Likusias 7 tiesiog badavo. 10 parų, kelis kartus per dieną, vienas ir tas pats meniu. Tie patys patiekalai, tas pats gėrimo skonis, tie patys užkandukai. Taigi, turim vieną magišką, tačiau skonis pritaikytas šunims ir 2 naujus, nuskurdintus, nulietuvintus, bet labai skanius. Kad ir kokie patriotai bebūtumėm, kad ir kaip norėtumėm paremti savus, savo ekonomiką, davinių užduotis pamaitinti. Kad ir ką Šarūnas kalbėtų apie kalorijas, komentatoriai įrodo, kad neskanios kalorijos lieka neišpakuotos, o tai reiškia davinys neatlieka savo paskirties. Jeigu galėtumėm naujų davinių skonį permesti į žaliąjį, vėl turėtumėm patį geriausią davinį galaktikoje. Ačiū, kad 2024 metais ragavote kartu su mumis. Tikimės, kad šie metai atneš mums daugiau skanių kulinarinių patirčių.